Sveiki, šiandien noriu Jums priminti istoriją, kurią tikrai nekartą girdėjote ir kurią tikrai žinote, tačiau ji yra labai svarbi ir aktuali, tai yra auksinės Budos statulos istorija. Žodžiu, vienuoliai, žinodami, kad netrukus juos okupuos, nusprendė paslėpti savo turtą, ypač auksą, ir vieną garbingą Budos statulą aplipdė cementu. Na ir žinoma, okupacija praėjo, vienuoliai tie išmirė, nes praėjo daug laiko ir visai netikėtai vienas vienuolis, skaitydamas knygą, nuskėlė dalį cemento ir pamatė, kad po juo slepiasi auksas. Na ir žinoma, jis visiems tai parodė, kas čia įvyko ir panašiai. Kodėl būtent šiandien aš noriu Jums papasakoti ir priminti šią istoriją? Tiesiog noriu kiekvienam pabrėžti, kiekvienam priminti, kad Jūs esate unikalus ir nepakartojamas, gimėte unikalią savo versiją, kaip ta pirminė auksinė Budos statula. Vien jau tai, kad Jūs gimėte, yra vienas iš 400 trilijonų šansų Jums gimti, tai yra tikras stebuklas. Tačiau laikui bėgant, tėvai, mokytojai, bendradarbiniai, aplinkiniai, kaimynai, televizija, žiniasklaida ir visa kita ima ant Jūsų klijuoti cementą. Tai yra kitų žmonių nuomonės, ką kiti pagalvos, kitų žmonių gyvenimas, kitų žmonių įsitikinimai ir visa kita, todėl visa tai, kas Jūs stabdo, kas Jūs riboja ir galiausiai žmogus apsiklijavęs tuo cementu ima gyventi kitų žmonių gyvenimą ir neįgyvendina savo svajonių, nes taip jam yra įprasta, nes taip jį suformulavo aplinka. Todėl kiekvienam Jums linkiu atsikratyti to storo cemento sluoksnio ir kiekvienam atskleisti savo auksinę versiją. Kiekvieną dieną, nors po mažą žingsnelį judėkit link tos savo versijos, o ne tos, kokią Jūs nori matyti aplinkiniai. Taigi su tokia mintim, su tokia istorija šiandien Jūs ir palieku. Apgalvokit, apmąstykit ir atsikratykit to cemento.